Numeris vienas energijos vagis tai yra būtent prastai dirbanti detoksikacinė sistema. Kodėl jį prastai kartais dirba? Dėl to, kad detoksikaciniai organai, prisiminkime kepenis, tulžies pūslė, kuri pašalina su tulžim daugelį toksinų, taip pat limfinė sistema, plaučiai, oda, jie dirba dieną ir naktį, kad pašalintų toksinus, nes kitaip toksinai mūsų nužudytų tiesioginė ta žodžio prasme. Na ir tiesiog jie pavargsta, jie gauna labai daug krūvio ir ypatingai dabar mes gyvename dažniausiai miestuose, kvėpuojam tikrai užterštų orų, dirvožemis taip pat yra užterštas, gaudame su maistu begalę daug priedų visokiausių, ir be to dar kartais net nesuvirškinam normaliai maisto ir visa tai virsta toksinais. Tai dėl šitų perkrovų reikia sudaryti tokią terpę, kad atgaivinti tos organus ir detoksikacinė sistema, jinai pradeda geriau veikti, o tai reiškia ir daugiau energijos.